Sveiki, šiandien peržiūrėsime Antron iš manęs rankenas. Pažiūrėkime, ką mes turime komplektacijoje. Kaip matome, šita variacija yra DIN. Turime lietuvišką instrukciją. Žiūrim, ką turime viduje komplektų. Turime pačias rankenas. Matome, kad yra juodos spalvos variantas. Yra sidabrinės ir juodos. Turime praėjimo kortelių rinkinį 3. Ir turime raktus, kurie leidžia variniu būdu atrakinti spyną. Jeigu pamirštate pakeisti elementus, net kai gaunat pranešimus. Gumas, kurios montuojas prie durų geresniam rankenos priglaudimui. Elementų komplektą ir montavimo varžtų bei strypelių komplektą. Pirmas žingsnis, norint surinkti rankenas, yra pasižiūrėti, kaip jos bus montuojamos ant jūsų durų. Mes turime durų standą su spyna. Pasižiūrime, kaip bus jūsų rankena montuojama. Šiuo atveju pas mane bus montuojama iš šitos pusės. Taigi mums reikia atitinkamai, kuria pusė yra rankena, persukti šičia esantį rodiklytę. Matote, rodiklytė turėtų rodyti į tą pusę, į kurią yra rankena. Persukus rankenas, mes tada galime pamatyti, kad jinai montuojasi mums tinkamą kryptim. Šiuo atveju mes matome, kad šičia bandome teisingą kryptim. Atkreipiam dėmesį į rodiklytę, būtinai ją persukam. Jeigu kyla klausimas, kaip persukti rankeną, tai yra komplekte raktas. Viduje įstačius raktą, jūs paprasčiausiai atsukat varžtą, perstatot rankeną, priveržiat varžtą. Taigi, sekantis žingsnis yra parinkimas tinkamos strypelio durų storį. Pabandykime šito. Statome iš vienos pusės strypelį. Pasiimam mūsų antrą rankeną ir pabandome jas įstatyti. Reikia pataikyti per spynos skylutę. Matome šičia. Rastumėm. Ir sekantį rankeną turi užsimauti tvarkingai. Jeigu jos abidvi užsimauna, aišku, laidą aš neprakišau šį kartą, bet jeigu abidvi rankenos užsimauna, reiškia, jis parinko teisingą strypelio eilį. Turi likti bent centimetras su pusė iš tos pusės, kad būtų tinkamai užmauti rankeną. Sekantis žingsnis yra korpuso varžto parinkimas, kuriuos mums reikės įstatyti į galinės rankenų pusės. Jisai yra toksai va. Ir jisai įstato šičia. Slankėjimą. Atitinkamai kitoje rankenoje šitą vietą galima rasti po baterijų. Atsukame baterijų laikiklio vietą. Ir šičia taip pat yra vieta varžtų įstatymų, kuris po to laisvai slankioja. Tai yra skirta tam, kad mes nežinome, kokiam aukštyje yra rankenos skylė, kad mes galėtume sėkmingai sujungti rankenos su įvairiais atstumais nuo cilindro iki rankenos. Ypač jeigu čia viršutinėje vietoje yra ertmė.
priklausomai nuo spynos arba nuo durų, jums gali tekti išsigręžti skylutę šitam tvirtinimui, bet didžiąją atveju pusę, didžiąją dalim to nereikia. Vėlgi, turime pasirinkti tinkamo dydžio sraigvietę, kurią susisuktų. Šiuo atveju renkantis geriau rinktis trumpesnį negu ilgesnį, nes pats varžtas dar turi biškį savo ilgį. Taigi, dėjus mes matome, kad šitas sulinda pilnai, jis dar turės vietos įsisukti. Mes galime vieną iš jų įsukti. Priglaus. Matome jau per trumpą. Galime išsukti. Ir pasirinkti ilgesnį. Kaip ir minėjau, per ilgas nėra gerai. Užtat geriau naudoti yra trumpesnį negu ilgesnį. Kaip matome, šito užsukus mes nesusimontuosime taip lengvai, nes neturėsim prie ko priveršti iš vienos pusės. Tai mes turėtume iš pradžių montuotis ant šitos pusės. Paliekam biškį sumo, kad slankiotų. Ir galime dabar prakišti. Pačioje atitinkamai irgi reikia įsukti. Šitas eina per cilindro skylę. Žinoma, geriausia neapsunkint savo darbą ir pirmiau susisukti, po to statyti. Taigi, statom, žiūrėjau, turime. Pasitikrinam, ar viskas yra ok. Šitas prisidengs, varžtai matosi. Viskas bus gerai. Būna atveju, kai jums netinka, nepakanka standartinio montavimo varžto ilgio. Matome šiuo atveju. Tokiais atvejais mes turime komplektą papildomų juodų varžtų, kurios galima irgi naudoti tai pačiai fiksacijai. Taigi, dabar pabandysime pritvirtinti rankenas jau prie durų taip, kaip turėtų būti. Reikia nepamiršti gumos. Kiekvienu atveju mes uždedame gumas. Jos apsaugo nuo drėgmės, vandens, patekimo prie spynos. Kaip matote, taip buvo. Uždedam ant kitos rankenos. Pasirašymą, kad mes turėtume jos įsispraudžia. Taip jau fiksacijai. Matot šitos skylutę. Opa. Jeigu jums lengvai neįsispraudžia, pasukit trupučiuką varžtą spaudimo metu ir tada gumytė iššoks į savo vietą.
Taigi, mes susimontavom mūsų rankeną. Įdėta į mūsų duris. Sekantis mūsų žingsnis yra jos sujungimas su telefonu. Mes tą galim padaryti parsisiuntę Telok programėlę. Yra ir QR kodas mūsų instrukcijų lape, kur galima tai rasti. Pasiunčiam programėlę, prisijungiam su savo susikūrę vartotoją ir tada pradėsime ieškoti ir siejimo procesą. Tai turime savo telefoną, atsidarę Teloką, spaudžiam pridėti, arba visi užraktai, arba spyną. Ją reikia suaktyvinti, kad jinai matytųsi. Spusteliam ant jos. Ir jinai priskirta. Ar galim ją pasivadinti. Galim pasivadinti, kad ir spyna 1 šiuo atveju. Ir viskas. Mes esame šios spynos valdytojai. Niekas kitas prie jos nebegalės prisijungti, nebent jinai bus atstatyta į gamyklinius nustatymus. Kaip tą padaryti, rasite instrukciją. Čia mes galim nustatyti elektroninius užraktus, dadėti, pridėti, gavėjas, vardas, telefono numerio užrašais. Galime šitą sugeneruoti ir siūsti kodą pagal laiką, kad galiotų tam tikrom valandom. Vienkartinį, pastovų, pasikartojantį. Variantų tikrai yra daug, kaip galima tą susitvarkyti. Galime nustatyti PIN kodus, sugeneruoti PIN kodus. Galime vienkartinius, pastovius, kitokio tipo, jeigu norite susidėlioti pasikartojančius PIN kodus. Galima taip pat IC korteles pridėti. Tarkim, pradžios pabaigos laikus reikia aišku sudėlioti galiojimų. Tai būtų, tarkim, 25. Arba, tarkim, pastovaus vartojimo tiesiog galim dadėti pasivadinėje. Ir turime priglaus savo kortelę. Tai va. Kortelės valdymas, belaidis pultelis, jeigu norime susijęti priminimai, jų nustatymai, kad mums į telefoną eitų, jeigu atėjo šeimos narys, per jėgą atidarytos duris, jeigu baterija maža, šitą siūlau visada įsijungti, kad jūs perspėtų. Aišku, čia yra papildomų funkcijų priminimų, bet mes galime šitai pasirinkti tik tais app push. Kai kuriom funkcijom, kaip matome, subscriptionai, čia būtent jeigu mes norime siųstis į telefoną per Wi-Fi įjungti didesnį kiekį paslaugų. Taip pat yra įvairių funkcijų kaip administratorių priskirimas, kad jūs ne vienas būtumėt, kuris administruoja šitą spyną. Ir žinoma, nustatymai. Nustatymuose mes turime visko, kad jūs galėtume įsivaizduoti, pradedant nuo užrakto visos informacijos, prie belaidės klaviatūros prijungimų, durų sensorių prijungimų, jeigu turime irgi Wi-Fi-nius, kurie per Teloką eina, atrakinimais nuotoliniu būdu, prijungus terminalą, žinoma, laisvas praėjimas, užrakto garsas, įspėjimas apie klastojimus, laikrodžius ir daug kitų funkcijų. Taip pat susijimas su Google Home ir su Amazon Alexa. Netgi galima pasidaryti, kad matytume kambario būsenas, kuomet yra praėję, nepraėję pro durų. Žinoma, tam reikia Wi-Fi'aus, kad bendrautų su Wi-Fi valdikliu. Visom kitom funkcijom užtenka Bluetooth. Taigi nepamirškime, kad būtų jungtas Bluetooth'as, kuomet vartojate šitą spyną. Daugiau platesnių funkcijų galite rasti jos aprašymuose, instrukcijose, bet jų yra daug ir įvairių.